išreiškėme, čia palaikymas. Palaikėme. Tai aš supratau, kad čia nesakau, kaip mes norim surasti. Ta dalis kur neploja. Arba kuri dabar dirba. Aš supratau, iš kai kurių replikų ten gale vyrų, kad maždaug net to tikėjus iš mano kalbos. Tai iš tikrųjų visų pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad Sveikatos apsaugos ministerija labai teisingai buvo pasakyta, jinai negali spręsti karių klausimą. Priimti, atleisti, palikti, gali spręsti tik steigėjas. Mano pavaldume, kur aš parašus dedu dėl vadovų, yra 11 ligoninių. Didžiuosiuose miestuose, Alytaus tuberkuliozės ir Rokiškio psichiatrinė. Ten aš galiu, jeigu matau, kad blogai, organizuoti neeilinius vertinimus, dar kažką daryti, bet aš kaip nedariau. Galiu, apie galės sakau. Savivaldybėse, jeigu dabar aš pasakyčiau, va, direktorė, aš jūs palaikau. Arba ligoninės direktorė, aš jūs palaikau. Tai direktorės ir dalis, kurie palaikė, atsakytų, kokia teisinga ir gera ministrė. O kita dalis sakytų, kurie žino, teisiškai gali vertinti, kišasi ne į savo reikalus. Dar neskaidrumų apkaltintų susitarimais ar dar kur nors. Ir už tai va taip ir yra, kad mes galim išklausyti, mes galim patarti, mes galim papildomai paanalizuoti. Aš dabar pasižiūrėjau sąrašą etapų dar tokio, kad po 0,25 tiek daug dirbtų, aš pasižiūriu dažnai. Ypač po to, kai mums išlindo, kad vienas žmogus, medikas, dirba vienoj gydymo įstaigoje, čia konkrečiai net Santariškėse, nuo ko mes pradėjome aiškintis, 4 etapuose ir tuo pačiu darbo laiku. Kitaip nepadarysi praktiškai. Bet ten išaiškėjo, buvo ir mes prašėm sutikrinti, kad ligoninės personalas įsveikra į duomenis neperdavė, kad nebedirba, kad pasikeitė yra, reiškia, dirbo ten, perėjo kitur, paliko ir kur dirbo, ir kur naujai dirbo pradėjo. Va tokia nesąmonė galbūt. Aš manau, jūsų skundas, jeigu ne konsolidavimas, ne tas noras, kad mes turim pasigerinti ir savo gyvenimą, ir apskritai Lietuva neatrodyti, jūs nematėt skaidrių. Mes atrodom daugelį opozicijų blogiausia ES valstybėse, kai kur mes lygiuojamės su Bulgarija, Rumunija. Tai mūsų interneto svetainė yra sudėta. Pasižiūrėkite. Matėte, tai čia mes negalim sėdėti ir nekalbėti. Man labai gaila, aišku, kad aš atėjau ne tuo laiku ir ta reforma turėjo būti pradėta daryti, 4 etapas 12 metais. Bet buvo atidėta, kadangi buvo dar aistrų daug dėl chirurgijos, reanimacijos uždarimų. Akušerės, mano tokia prielaida, man niekas nepaaiškino, kodėl buvo sustabdyta, o dabar vykdant vyriausybės programą, faktiškai reikėjo padaryti viską 16 metų iki 17 sausio 1. Bet ačiū Dievui, kad sutikom, išsiderėjom ir premjeras labai palaikė. Ir turbūt vienas iš iniciatorių buvo, kad baigti 17 metų gruodžio 31 dieną ir tie etapai mūsų projektai yra sudėlioti. Jeigu nebūtų buvę to, nebūtų buvę to konflikto turbūt dėl vadovų. Bet aš dabar galvoju, aš galvoju, pas PC direktorė, ar ne? Ligoninės tai kažkaip nespėjau pažinti dar, ir iš kalbos nespėjau pažinti. Bet vadovė, tai aš manyčiau, ne taip įsvertinate, ne visai, galbūt ir pati, man sunku gilinti, žmogaus dar ir charakteris yra kiekvienas skirtingas. Ir pasakyti, aš nebedirbsiu, nemanau, kad yra jau nuspręsta. Žinot, kaip mes sužinom, mes irgi sužinom, jūsų daktarai turi draugų, tarp tų daktarų, kurie ateina
papasakoja, papletkina, sakykime, moteriškai. Bet tokios informacijos negavau. Tikrai sakau, nuoširdžiai. Dabar yra blogiausia tai, kad aš turiu atsiprašyti ir išvykti, aš visą komandą paėmiau. Išvykstu kalbėti į diskusiją, į televiziją dėl priverstinio gydymo nuo alkoholizmo. Aš vakar taip netyčia klausimą iškėliau, šiandien paleidau tai visiems žurnalistai dabar į Info TV ir turėjau važiuoti ketvirtai, tai su išvyko man padarė po 5-15 kartučio studijui. Tikiuosi nesupyksit, kad išeinu, nes aš dar pradedu kalbėti ir jau su vienu miestu susidėrėjau atgaivinti plovyklas, kad nebūtų ligoninės privaštas girtų ir blaivėjimas. Tai dėl to sakau, kad aš tikrai turiu išvykti, nepykit. Aš manau, kad grįžus meriai, kada susėdė, pasidėliosit visi ir labai tikiu, kad abi direktorės ir tos pačios 4 moteris, dabar jau 6, atvažiuoti pas mane. Aš beje, jeigu spėsit pasidėlioti greičiau kitą savaitę, premjeras neišleido išsižinę dėl visų reikalų, kas vyksta. Ir aš turėčiau labai pykti, kadangi 8 ministrai Europos Sąjungoje sudarome aplinkos apsaugos ir sveikatos ministrų tarybą. Aš atstovauju tarp tų 4, Lietuva atstovauja sveikatą. Premjeras užrašė neleidžiu, kadangi dabar svarstam biudžetą. Tai man 2 dienos tai tik laisvos bus. Jeigu pasidėliosite, dar, man atrodo, turėjau būti aš trečiadienį, ketvirtadienį. Dar kitos savaitės. Ne dabar, kai tik turėsim laisvo. Po savaitės ten apie 20 turėjau kažkur. Tai va, tos dienas pasitarkite 2 direktorės su savivaldybė šiandien, ar jūs norėsit kartu atvažiuoti. Nes reikia užsirašyti. Manęs neišleido tik užvakar. Prirašysim daug. Aš čia norėčiau pridurti, kad yra grupė darbo sudaryta, kurie eina ir abi gerbiamos gydytojos. Na tai jūs pasidėliokite kažkiek, tikrai užsiregistruokite, jeigu direktorės norės, jeigu aš ten ir mažiau laiko turėsiu, yra specialistų padarsi. Tai atsiprašau, kad jūs paliekų, bet tikrai dabar svarbu laiku ir vietoj priklausomybių ligom mes turim pinigus numatyta šitam Europos struktūrinių fondų, turim pradėti, ten, man atrodo, 4 programa mūsų, jau greitųjų pagalbų, kaip sakiau, nuėjo, toliau eina insultai ir toliau eina 3 berods priklausomybės ir eina. Taip, kad netgi tik pasakysiu, kad Širvintos irgi nori blaivyklos. Nes čia Šiauliai šiandien pasakė, kad gydymo priemonės reikia. Gerbiama ministrė, čia toks nedėdušas suvenyras, kad visi matytų, kad kur Tikrai parodykite šią knygą.